Maldingumo dovana. Maldingumas tai mūsų priklausimas Dievui. Tai gilus ryšys, kuris mus jungia su Juo, kuris suteikia mūsų gyvenimui prasmę, kurio dėka būdami bendrystėje su Dievu mes nepalūžtume sunkumų ir skausmo valandą. Šio ryšio su Viešpačiu neturime suprasti kaip pareigos ar prievolės. Šio ryšio poreikis teka iš mūsų vidaus. Tai ryšys, kurį gyvename širdimi. Tai Jėzaus mums padovanota draugystė su Dievu. Draugystė, kuri perkeičia mūsų gyvenimą, mus pripildo džiaugsmo ir entuziazmo. Dėl to maldingumo dovana mumise visų pirma sužadina dėkingumą ir norą šlovinti. Jei maldingumo dovana ugdo mūsų ryšį ir bendrystę su Viešpačiu, jei moko būti jo vaikais, tuomet tuo pat metu ji mums padeda ir dalinti šią meilę su kitais, pripažinti juos mūsų broliais. Tuomet maldingumas įkvepia ir mūsų santykį su tais žmonėmis, su kuriais susidurėme kiekvieną dieną. Kai kas mano, kad maldingumas reiškia užsimerkti ir nutaisyti pamaldų veidą, apsimesti šventuoju. Tai ne maldingumo dovana. Kas gauna maldingumo dovaną, tas moka džiaugtis su besidžiaugiančiais, verkti su verkiančiais, būti kartu su kenčiančiais, sudrausti klystančius, paguosti liūdinčius, priimti, priglausti tuos, kam reikia pagalbos. Melskime tokios maldingumo dovanos. Ateik šventoji maldingumo dvasia ir apvalyk mano širdį, įžiebk joje tokią Dievo meilę, kad man būtų malonu tik jam tarnauti ir dėl jo mielai paklusti visiems savo teisėtiems vyresniesiems. Amen. Kyrie eleison. Kristau išgirsk mus. Tėve dangaus Dieve, Sūnau pasaulio atpirkėjau Dieve, Šventoji dvasia Dieve, Šventoji trejybė vienas Dieve, Jėzaus širdies Sūnaus amžinojo Tėvo, Jėzaus širdie mergelėje motinoje šventosios dvasios sutvertoji, Jėzaus širdie su Dievo